Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gali kablys. Mes nuostabioje vietoje Ventės rage, ties Ventaine. Šiandien mūsų tikslas Kuršių marios. Žiūrėdamas į jas, aš jaučiuosi neramiai, nes pakankamai didelė banga, vėjas, bangos baltas. Bet šiandien mūsų su savim pakvietė mūsų bičiulis Rokas iš Fishon Gido. Jisai žino visas marias kaip nuluptas, išgyvena čia. Būtent užsiminėjo pramoginė ir sportinė žūklė, ne tik Kuršių mariose ir Baltijos jūrai. Jaunas, bet patyręs bičiulis ir tikiuosi mes šiandien turėsim gerą, žiauriai gerą laiką, nes Kuršių mariose neatsimenu, kada buvau, o gaudyti ešerius tokiu piktu oru man turėtų būti labai įdomu. Vyrai ruošiasi, tuoj mes prie jų prisijungsim ir plauksim į marias. Aišku, Rokas geras kapitonas, bet aš kaip pažiūriu ten, kas mūsų laukia, tai man darosi baisu. Aš įsivaizdavau, kad marios yra vandens telkinys, kuriame Liepos mėnesį viską žalia, nėra bangos ir kimba žuvis. Mūsų gidas sako, naip tol. Marios yra tokios, kad jeigu yra banga, ešerys kimba. Jeigu nėra bangos, guminukais įgaudyti labai sunku. Tai šiandien turim orą, ar turėsim žuvį išaiškės vakare. Nu va, mes atėjom į žūklės vietą. Jeigu realiai papasakot, kaip tas buvo ėjimas, tai iškart galiu pasakyti, Kuršių mariose apranga tokia pati privaloma, kaip ir Baltijos jūroje yra banga. Mes čia turim pusę valties vandens, mūsų kapitonas atrodo štai taip, labai originaliai. Eugenijus irgi, matau, nesausas. Bet dar kartą sakau, susiruošyti marias, būtinai galvokit apie aprangą, nes perėjimas 7 km buvo toks, kad mes šiandien užpilti buvom. Bet gerai, bet kiekvienas ekstremalus judesys yra gerai. Dabar jau imsim pinigus į rankas, kažką kapitonas rado, kažko ieško. Žiūrėsim, kur tie mariai šeriai sėdi. Kuršių marios ir jų platybės. Žinoma, su tokia banga šiandien juokaujame mes, tačiau patikimas laivas, nors ir kaip matote, vandens jame netrūksta po mūsų praplaukimo. Ir šiandien bandysime pagauti ešerius, to labiau, kad šeštadienį vyrai štai šiose vietose tikrai neblogai žvėjo ešerius guminukais. Tiesa, nebuvo tokios audros, nebuvo toks labai, kaip matote, vanduo kakavos spalvos, tai automatiškai jisai yra labai sudramstas. Tačiau kodėl ne? Jeigu jau išplaukiam pasisibuoti ant Kuršių marių bangos, tai tikrai privalome bandyti. Įdomiausiai tai, kad šioje vietoje laivų buvo šeštadienį, o dabar radame vieną meškeriotoją, su kuriuo pasikalbėję, suprantame, kad jis neturėjo nei krepšt. Būna taip, to labiau, kad šiandien pakankamai didelis ir stiprus atšalimas. Orai šeštadienį buvo šilti ir jaukus, dabar greitas atšalimas, vandens temperatūra krito net 4 laipsnis. Gilmatis ešerius rodo, tačiau jie kol kas visiškai nekreipė dėmesio, o mūsų gidas Rokas šiandien dirba iš tikrųjų išskirtinai. Mes vėl keičiame vietas, ieškome ešerių po visas marias, net lendame į žiotis, tačiau tokia jau šiandien diena. Labai sunku, realiai labai sunku, žuvis rodo, vietos keičiamas, gidas dirba kaip išprotėjęs.
Na, per dieną mes sugebėjome nulėkti nuo Ventės iki Nidos, iki Rusijos sienos, iki Akmenų, iki mistinių kažkokių šlaitelių ir galų gale vakare tai, ko buvo laukta. Tiksliau, tai, ko nebuvo laukta, iš tikrųjų, bičiuliai. Čia berniukai reikalų. Gerai būtų pamatyti, kad čia per žuvis. Vis įdomiau būtų, negu nieko nematyti. Kas šiandien tas Karolinas? Torkis, o kokio dydžio! Va, kokia žuvis. Aš jums pasakysiu taip, mėly žiūrovai, bet vien dėl šito žuvies buvo verta šiandien išplaukti. Neatsimenu, kada buvau pagavęs starkį, tokio dydžio, mikromasalų. Ir iš principo, aš sakau, kad laikas buvo jau praleistas gerai, aš užskaitau. Ežeriai dar nekimpa, mes jos pagausim, bet va tokią žuvį pagausim. Nuostabu. Va, ką reiškia gidas, galim mešerius, pagavim šitą batoną. Vėlyvo vakaro sindromas, jis dažnai labai sužaidžia Kuršių mariose, žvejojant ešerius ir vien dėl to mes, nesakysiu, kad žvejojame nuo pat ryto, žvejojame nuo pietų, bet nusprendėme pasilikti iki tol, kol leisi saulė. Ir Eugenijui lygiai už 5 minučių po mano nuostabios žuvies toks ir pat gražus ir rimtas kibimas. Nu va, vakarėjant, vyrai išplaukė ešerių per bangas, kaip matėte, paieškojo ešerių, nerado, vakarėjant rado štai tokios gražios žuvies. Super, štai nerealu. Taip, mes jos paleidžiame, viskas tvarkoja, bet kad mariose, aš visą laiką įsivaizdavau, kad starkis, Eugenijau, gražus, ar ne? Parodyk dar visiems, pasidžiaukit. Pasidžiaukit. Tais dantim tais. Pikčiurna. Leis. Tai va, ir aš visą laiką galvojau, kad, gerai, okei, nerštas baigėsi nuo 20... Leisk, aišku, būtinai. Ir tada kažkaip tai mes bent jau čia Nemuno delta visi pripratę, kad mes gaudom starkius iš karto, bent jau atidarėm. Aš važiuoju žvejoti atmato, po to žinau, kad jie pradeda skirvyti ir aš įsivaizduoju, kad jie turi nusileisti tada jau čia ir mariose, kažką į vasarą gyvena. Bet va, mūsų gidas sako, kad taip nėra ir didelė dalis starkių gyvena čia mariose ir jisai puikiai jos gaudo ir pavasarį ir vasarą ir būna tokių dienų, kad pavyzdžiui, Rokas sakė, kad važiavo gaudyti ešerių 30 starkių, aišku, jos pagauna, paleidžia ir 2 ešeriai. Tai marios visą laiką yra įdomios ir aš Eugenijau skaitau. Šitą mūsų bandymą per kraują ieškoti, aišku, tai yra mūsų tik pirma dalis. Antroji dalim, aš galvoju, mes pakalbėsim daugiau apie masalus, apie tai, kaip ruoštis ešerių žūklė, ne kaip starkių žūklė, kas mūsų laukia, bet tai, ką mes dabar turėjom, 2 žuvis. Taip, bet iškentėtos, išlauktos, atsidaužytos ant bangų, bet jos buvo 2 gražios. Super.
Sveiki sugrįžę. Kaip matėte, vakar mums žuklė buvo įdomi, ar ne, Eugenijau? Įdomi ir sunki. Įdomi ir sunki ir svarbiausia, kad jis mus užvedė ant labai teisingo kelio, nes nuo vakar jau galima gaudyti starkius. Aišku, labai daug žmonių pradės juos gaudyti visur, kur tik įmanoma. Ir Kuršių mariose, ir Skirvytė, ir Atmato, ir Kauno mariose, ir Vilkaviškė, žodžiu, ten, kur tik tai tie starkiai kimba, ten prasidės jų žvejyba, o mes šiandien norim jums papasakoti, kaip pasiruošti tą žvejybą, kaip ją pradėti. Tuo labiau, kad šiandien turim begalę naujienų, žuklės įrankių ir pabandysim, netgi sistemėlių, ir pabandysim visą tai suvesti į tai, kaipgi iš tikrųjų pradėti gaudyti starkius. Eugenijau, na, tiek, o tai galim drąsiai sakyti, kad nelabai tinka starkių žuklės, su kuriais mes žvejojame, ar ne? Nu, mano dar iš bėdos. Iš bėdos. Jeigu mes kalbam apie negiliai, ten, kur nėra srovės, ir apie Kuršių marias, ar ne? Bet mes ne tam ruošiamės ir jie ne tam skirti. Mūsų tikslas buvo ešeriai buvo atgulę, kaip visi suprato, atšalimas. Ir mes turim tikrai daug ką pasiūlyti naujo ir įdomaus, tie, kurie gaudo starkius, pačios įvairiausios gramatūros, gal tu daugiau apie onsensorikus. Iš tikrųjų, onsensoriko kotai praktiškai visi skirti, na, jie vadinasi... Freshwater jigging. Taip ir vadinasi. Tai jie būtent džigavimui, tai yra atitinkamai, aišku, sunkesniais svoriais, bet jie, kadangi jokių ten klijuotų viršūnių, vientisi, aišku, jautrus, dėl to ir yra onsensorika. Medinė rankena, toks, sakyčiau, originalus ir įdomus dalykas, man iš tikrųjų patogu. Svarbiausia, kad būtų patogu įsikabinti. Jo, ir aš manau, kad jinai duoda vis dėlto jautrumą papildomą, nesugeria, neminkštas daiktas ir jisai duoda jautrumą į ranką būtent. Ko ir reikia dažniausiai. Ir aišku, aš dar savo galiu įkišti trigrašį, kad onsensorikai, jie nėra tik patys galingiausi, kad aišku, yra tokių iki 30 gramų, kuriais reikėtų gaudyti prie kiaulės nugaros, pavyzdžiui, kai yra didelės srovės. Bet ir yra nuo 8 gramų, kuriais galima gaudyti ir Kuršių mariose, bet iš principo, jeigu kalbėti apie starkinį kuotą, tai starkinis kuotas turi gerai apsikrauti masalų, nebūti per minkštas ir ypatingai, kai starkis kimba, reikia jam gerai įžiebti dantis. Tai va, apie kotas, aišku, kiekvienas renkasi savo, bet, kaip jau sakiau, man onsensorikas paliko pakankamai gražų įspūdį ir tas pats lengviausias variantas, su kuriuo man teko susidoroti su to 3 kg starkiu. Labai gražiai jo jis išlaikė, bet yra lengvesnių, trumpesnių, ilgesnių ir kita grupė, kraftai, kurie yra kitos kategorijos, bet labai prieinami visiems, ne? Na taip, ten yra prieinama kaina, aš gaudžiau su to vadinamu mikrodžigu, bet, na, šiek tiek nekorektiškai užrašyta, sakysiu tiesiai šviesiai. Ten reikėtų vis dėlto jį planuoti žvejybai, na, nuo 3, sakykime, gramų iki kokių 15, nors rašo iki 6, bet jisai su 10 puikiai dirba, su 15, manau, irgi. Bet yra grinai štai light jiggingas, kuris turi klijuotą pilną vidurę galūnę. O kas mėgsta klijuotas viršūnės? Bet vėlgi, sakyčiau, čia yra anglinė pilna vidurė, tai nėra ta, nu, kaip įprasta, tose pigesniuose yra ta stiklinė tokia, kuri linksta. Todėl vėlgi tas jautrumas visiškai neprarandamas. Rankino struktūra vėlgi tokia, kad šiek tiek to pojūčio būtų būtent į ranką. Ir va čia tas, kur jau starkiui tiktų, nes gramatūra yra iki 12, manyčiau, vėlgi iki 15 gramų. Ir vėlgi reikia nepamiršti to, kad mes nekalbam vien apie labai siaurą ar ne kažkokią žvejybą Kuršių mariose, bet yra Kauno marios tam skirtos, kur žmonės gaudo ir su 10, ir su 9, ir su 12 gramų dideliuose gyliuose. Tai toko, aišku, plonas valas. Ir ką aš norėčiau vėlgi akcentuoti tokiose žvejybose, kad
mes dar visi esame pakankamai smarkiai užsistorinę. Iš tikrųjų, daugelis meškeriotojų įsivaizduoja, kad yra ten, kur starkiai yra kliuviniai, tai jau ten reikia dėti dratą. Bet ką padaro storas valas? Jis gaunasi būrė, automatiškai informatyvumas prarandamas, negali dirbti su mažom galvom ir jautriai kimbančiai žuviai dėti tą labai didelę bombą. Kartais būna taip, kad nesulaukia kibimo. Dėl to aš vėlgi rekomenduoju visiems eiti į plonumo pusę. Kuo mes gaudysim ploniau, plonesniais valais, tuo mes galime naudoti mažesnės galvutės, ilgiau, gražiau, plastiškiau paduoti masalą. Ir tai yra labai svarbu. Kartais netgi ant tos pačios kiaulės nugaros tenka gaudyti su 12 gramų. Tai būna tokių, kad kimba starkiai labai jautriai, labai švelniai ir būtent tik tai nedidelės galvutės ir plonas valas padeda sugauti žuvį. Ir aišku, svarbiausia, kas mane džiugina, kad starkių masalų gama darosi vis platesnė ir platesnė. Na taip. Jeigu mes ešeriam pamėgau, aš asmeniškai, bet ir daugelis turbūt ir sportininkų žino, kad tas mūsų vadinamas balistas, mažiukas. Toksai tarakonas ilgas labai. Bet jis būdavo mažiukas ir starkiui galbūt per mažas. Tai aš vakar savo dėžutėje radau būtent tą 3,3 coliai. Ir tauškibas starkis. Kas suveikia, bet iš tikrųjų turim ir didesnį 4 colių, didesnį, riebesnį. Bet... Jo, jisai man atrodo įtikinamas, to labiau, kad ten, kur reikia ilgo masalo, yra vandens telkinių, kuriuose žuvis domisi ilgų masalų, yra kur domisi platesnių, trumpesnių masalų. Tai va čia toksai tas marinis variantas yra labai super. Ir kas balisto man patinka iš tiesų, kad jis dirba tiek ant sistemos kažko ar laisvo kablio, puikiai dirba. Tai čia patikrinta jau 1000 kartų. Ir lygiai taip pat jis dirba ant galvakablio ir ant to vadinamos kulverstuko. Čia buraškas. Šitą prasme labai universalus masalas, dirba visokiais variantais. Nors šiemet, aišku, turim pasiūlyti ir daug naujų, ir spalvų, ir dydžių, tai sišedai galų gale. Tiogos, va tokios naujos, toros, gražios, čia netgi galiu iškart drąsiai pasakyti, tokia skirvytinė spalva. Ir skirvytė šiek tiek vėliau prasideda starkiai, bet va šitą spalvą mėgsta jie. Labai yra sišedai, kurie man patinka dėl to, kad jie yra be uodegų. Daugelis meškeriotojai dar jų baidasi, bet iš tikrųjų jų darbas su galvakabliu arba su vadinamoje čeburaška, tai yra kulverstukas, iš tikrųjų dirba idealiai ir labai šitas spalvas irgi vilioja starkius. Ir automatiškai mes galim pasakyti, kad dar turim ir plaukiančių gumų, kurios labai gražiai dirba su galvakabliais, ar ne? Na taip, su galvakabliu ant to vadinamos kulverstuko vėlgi, jeigu jaučiam, kad puikiai nereikia tos uodegos ar žuvelės formos, nors jisai toksai ir tą galėtų imituoti. Na, jisai turėtų gerai dirbti. Mes jo, aišku, labai nebandėme. Aš vakar bandžiau mažesnius variantus, nes vis dėlto taikėmės į ešerį. Jo, bet jisai, aš manau, didesnis 3,5 colio puikiai tik. Na taip, turėtų tik starkiai. O kartais būna, kad starkis griebia žuvelės formos masalą. Ir vėlgi mes turim tokį riebesnį, didesnį, kai reikia didesnio kašnio. Bet irgi plaukiantį, kuris krenta ant dugno, pakelia uodegą labai gražiai ir dirba ant srovės, netgi nieko jam nedaro. Taip, čia galima gaudyti, reikėtų gaudyti su didesniam pauzėm, išlaukti to kibimo ir tikrai pasijaus. Aš manau, čia dar nerti dirvonai, dar mes bandysim 100 kartų. Jo, bet variantus, tarkim, turim ir mes bandom aptarti tas vietas, kuriuose gal nepraeinam. Pavyzdžiui, yra kelminai, yra vėlgi kažkokios tai dambos, kur meškeriotojai sako, labai daug nutraukiam galvų. Tai mes dar kartą parodom tą sistemėlę, kuri tikrai praeina visur. Tai yra Texas sistemėlė, tai yra kulka, stoparas, plūdininkų ir ofsetinis kablys. Ar sliekinis kablys ilgesniam masalui, ar apvalus kablys, jeigu reikia didesnė, bet štai šita sistema yra visiškai nekibi, eina per visur ir labai meškeriotojai bijo pas mus va štai tą kabliuką uždengti. Tai gal, sako, neįsikirs. Nėra šansų, kad neįsikirstų, nes guma yra labai minkšta, o būtent va toks masalas ten, kur jūs negalit praeiti, kur yra kelmynai, yra vienas idealiausių masalų, ką mes rekomenduojam jums.
Tai tokia mūsų mintis apie starkius, ar ne? Variantų tikrai yra daug. Variantų daug, laiko dabar dar daug. Ir manau, kad dabar tik prasideda starkių žuklė. Mes atsidarėm netyčia, galim drąsiai sakyti, gaudydami ešerius, o jūs atsidarykite tyčia, pasinaudodami mūsų rekomendacijom. Šiandien tiek, nei žvino, nei degos. Ačiū Eugenijau. Ačiū, Pauliau. Lygiai po savaitės. Laidą pristato Salmo, didžiausios žuklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu.